Dvasinis tobulėjimas moksliniu požiūriu. Mano kaip dvasinio mentoriaus asmeninio tobulėjimo centro vadovo užduotis – sujungti visus kiekvieno žmogaus gyvenimo aspektus. Sveikatą, dvasingumą, sąmoningumą, asmeninę laimę, šeimos darną, finansinę sėkmę, karjeros augimą ir išmokyti visą tai atskleisti, kad tai klestėtų. Jei vienas iš šių aspektų iškrenta, negali būti laimės. Štai kodėl centre yra tobulėjimo lygiai. Vienas iš jų – 5. dvasinio augimo lygis. Čia žmogui suteikiama galimybė atskleisti savyje aiškiaregystės, intuicijos sugebėjimus. Aš suteikiu sakralinių mokslų žinias, todėl nepasiruošusiam žmogui sunku jas suprasti ir realizuoti. Pirmiausia, kiekvienas po trumpo pokalbio su manimi turi suprasti, kodėl jis ruošiasi mokytis ir tobulėti, taikydamas rimtus mechanizmus ir taip kurdamas savo tikrovę. Pirmoji mano rekomendacija – pasakyti sau, kad aš žinau, kodėl atėjau mokytis. Žinau, nes mano aš yra viso metafizinio kosmoso aukštesnysis aš ir aš esu jo dalelė. Tikėjimas formuoja aplinkybės, kurias žmogus pasirenka. Mūsų tikrovę kuria 3 tiesos – supratimas, pasirinkimas, planavimas. Pavyzdžiui, jūs nesutinkate su tam tikru savo būties aspektu ir kovojate su juo įrodinėdami savo tiesumą, teisingumą. Tokia sudėtinga jūsų gyvenimo situacija dar labiau komplikuojasi ir paaštrėja. Laikas bėga, gal net metai, o jūs niekaip negalite išspręsti sudėtingos savo gyvenimo situacijos. Jūs nualinote save, jūsų kūno ląstelė žūva, nes nuolat buvote depresijos būklėje, jūs nusilpote, susirgote, situacija neišsisprendė. Dar daugiau, ji dar labiau pablogėjo. Štai kas nutinka, kai jūs nepriimate situacijos. O kai priimate, atsisėdate ir ramiai pagalvojate. Stop! Kodėl man susiklostė tokia situacija? Ką turiu suprasti, ką turiu sutvarkyti? Ką turiu pakeisti savyje, kad tokios situacijos mano gyvenime daugiau nepasikartotų? Nedaugelis apie tai pagalvoja. Visi bando ieškoti išorinio kaltininko, bet jei tai vyksta jūsų gyvenime, tai priežastis jumyse. Kiekviena mūsų gyvenimo istorija, kiekvienas įvykis mus ko nors moko. Jis ugdo mumyse tam tikrą savybę, tam tikrą būseną. Ir netgi destruktyvūs mūsų gyvenimo įvykiai mus taip pat ugdo. Kaip mes elgiamės vienoje ar kitoje situacijoje, tokie ir būsime. Ir tada, ką mes spinduliuojame, metafizinis kosmosas atsako tuo pačiu. Visata suteikia žmogui tai, ko jis pats nusipelnė. Kai žmogus gyvena misionierišką gyvenimą, daro gerą žmonėms, jo gyvenimas būna kupinas stebuklų, viskas išsisprendžia. Kai žmogus gyvena tik kaip vartotojas, tik imti ir kuo daugiau, šis žmogus išsirenka viską, ko nusipelnė ir šis pasirinkimas baigėsi. Žmogus vartotojas tada gyvenime sulaukia tik destruktyvių akimirkų. Jūs negalite ko nors imti prieš tai nieko neatidavę. Norite meilės? Dovanokite šią meilę žmonėms, artimiesiems, vaikams. Ir jūs tai gausite mainais. Jūs dažnai manęs klausite, kaip aš galiu mylėti piktą žmogų? O aš jums pasakysiu, žmogui nepatyrusiam meilės jos ir labiausiai reikia. Mano mokiniai mokosi mylėti, suvokti, suprasti ir priimti. Dirbti su praktikomis ir mechanizmais reikia nuolatos. Juk kai žmogus pajaučia energetinius virpesius, jam tai patinka, bet jei jis padirbė savaitę ar 2 ir viskas, tai ir bus viskas. Tik darbštus žmogus klesti. Darbas pasitikint, gyvenant, nežaidžiant, be apgaulės, sąžiningai, tai jums ir bus duota. Dvilypis gyvenimas niekur nevedantis kelias. Gyvenkite sąžiningai, būkite dosnūs, mylintys, užjaučiantys, rūpestingi. Ir nesvarbu bus, ką apie jūs kalba. Žmonės visada kalba apie kitus. Kai dirbsite su savimi,
Išugdysite savo aukštesnį aš, būsite budrus, sąmoningi, išmoksite aiškiai valdyti savo mintis, nes suprasite, kad mintis yra pirmas žingsnis jūsų tikrovės link. Ugdydami savo prigimtį suprasite, kaip kūrėjas myli jūs. Žmonės vadovaujasi labai klaidingais stereotipais ir požiūriu apie Dievą kaip kūrėją. Teiginys Dievas teis yra visiškai klaidinga. Spręskite patys, kaip kūrėjas, kuris yra meilė, gali smerkti ir bausti. Tėvas, tvėrėjas, visiškai nesikiša į jūsų gyvenimą. Jis viską sukūrė jums ir per jūs pažįsta save. Nepažeidžiant įstatymo teisę rinktis laisva valia, kūrėjas suteikia jums galią kurti savo gyvenimu tokiu, kokio jūs norite. Jis yra tik jūsų stebėtojas, o ne teisėjas. Dievas sukūrė įstatymus, kurie galioja ir jums. Darykite gerą žmonėms ir tai grįš geriu. Šis įstatymas vadinamas atpildo įstatymu. Jūsų gyvenimas ir jūsų minčių, jūsų veiksmų, jūsų pasirinkimų pasekmė. Viskas, kas yra jūsų gyvenime, tai jūsų pasirinkimas. Kūrėjas myli visus vienodai ir visiems atleidžia. Kartais nuo karto kiekvienas žmogus užduoda savo klausimą. Kaip ir kas organizuoja šią gyvybę visatoje žemėje? Kas visą tai valdo? Yra mechanizmai, kurie valdo gyvybę šioje planetoje, organizuoja erdvę, jas sutankina arba suspaudžia, sukuria subtilę erdvę, lygiagrečius pasaulius. Visa tai reguliuojama įstatymais, kurie yra vienodi visame kosmose. Kosminiai mechanizmai sukuria realybę. Šių mechanizmų mokau savo mokinius. Todėl ir kviečiu pokalbių, nes tai aukščiausias mokslas. Todėl tai skirti mechanizmai tik vertiems to, pasiruošusiems, nusipelniusiems tų žinių žmonėms. Pirmiausia, žmogus mokosi valdyti savo gyvenimo tikrovę. Po to, šių mechanizmų dėka žmogus gali padėti savo vaikams, anūkams, artimiesiems. Pamatęs rezultatus, supranta savo galią. Argi to maža? Tai ir yra gyvenimo prasmė. Rinktis tai, ko nori, gyventi taip, kaip nori. Nėra nieko geriau nei taip. Visi nori laimės, bet ne visi žmonės nusipelno laimės. Argi žmogus gyvenęs 30, 40, 50, 60 metų agresijos, neapykantos, pavydo būsenoje, nekentęs kitų žmonių gali nusipelnyti laimės, nieko nedavęs dėl kitų žmonių laimės? Jis nusipelnė kančių, kurias jau turi ar gaus. Bet kartais toks žmogus tam tikrame gyvenimo etape tiek išsekęs, kad nebeturi daugiau jėgų kentėti ir kankintis, ima klausti savęs. Dieve mano, ar aš darau kažką ne taip, kad tiek kenčiu? Aš sergu, esu visiškai prislėgtas. Atleiskite man žmonės, atleisk man kūrėjau už neteisingą mano gyvenimą. Dabar aš padarysiu viską, kad pakeičiau savo gyvenimą. Tik šiuo atveju, tokiu momentu žmogus pradeda keisti savo mintis, savo realybę, pakeičia požiūrį į žmones. Tada ir jį aplankys laimė. Kitu atveju tai neįmanoma. Ir dažnai žmogus atrodo neblogas ir malonus, bet jau toks tinginys. Na kaipgi toks žmogus gali būti sėkmingas ir aktyvus bei laimingas? Jis negali būti laimingas, tik darbštus žmogus bus laimingas. Tas, kuris dirbdamas semiasi patirties, kuris dirbdamas rūpinasi kitais žmonėmis. Daugelis žmonių atrodo ryžtingi, aktyvūs ir darbštus, bet jų sprendimai jau po 5 minučių tampa abejonėmis, o po kitų 10 minučių jau abejoja tuo, kuo abejojo pirmą kartą ir vėl seka kitos abejonės. Štai nepastovios mintis ir jo gyvenimas toks pat, labai nepastovus. Reikia išmokti teisingai pasirinkti, veikti ir siekti. Kai pasirinksite teisingai, jūsų gyvenimas bus tinkamai organizuotas. Supraskite, viskas yra jumise. Jūs galite padaryti bet ką arba nieko. Ir visą tai galite tik jūs. Dabar prasidėjo vandenio era, slavų era.
Žmonija netrukus pakils. Dabar planetą pasiekė daug žinių, daug mokytojų, dauguma žmonių pradėjo domėtis tuo. Aš tai matau pagal žmonės, kurie ateina mokytis pas mus į centrą. Jie mato šių žinių rezultatus kitose žmonėse ir taip pat nori būti laimingi. Prabunda jų sąmonė ir smalsumas. Jų susidomėjimas verčia juos dirbti. Dabar daugelėje šalių darbas su savimi tapo netgi madingu reiškiniu. Žmonės vis labiau siekia tobulėti, užsiima saviugdą. Anksčiau žmonėms buvo žinomi tik bažnyčios ir sektos. Dabar žinoma, kad yra mokslo ir dvasinio tobulėjimo centrai. Mokydamasis ten žmogus atskleidžia savo prigimtį. Tai yra savirealizacija, tačiau be dvasingumo to atskleisti neįmanoma. Jei jūs nesimokysite, tik gyvensite, kad uždirbti milijonus ir jei jūsų gyvenime nebus gerumo, dosnumo, jei nesirūpinsite kitais žmonėmis ir tai toks gyvenimas atves jūs iki savęs susinaikinimo, iki ligų ir praradimų. Siekiant uždirbti pinigus su tikslu ugdyti kitus, skiriant jiems meilės, gėrio, pinigų bus pas jūs dar daugiau. Jūs džiaugsitės. Skupiems žmonėms, jei ir skirti pinigai, tai neatskiriamai su praradimais. Jie leis juos gydymams arba sirgs. Aš noriu, kad jūs būtumėte turtingi ir sveiki ir kūrybingi bei sėkmingi. Jūs galite tai. Viskas yra jūsų rankose. Visada sakykite, aš esu tai, kas esu. Tai jūsų vardas, tai jūsų prigimtis. Tai jūsų didybė.